Sveiki sugrįžę į pamokėlę, kaip daryti geologinį pjūvį programa Inkscape. Mes pamokėlę pasidarėm polinkio linijas ant geologinio pjūvio. Ir dabar, ką mes padarysim, tai mes paimsim ir šitas polinkio linijas pratesim gilin ir aukštyn, reiktų iš tikrųjų, kad žinotų, nes čia yra raukšlės, ką jau suprantat, tai kaip mes tas raukšlės braižysim. Aš jau padariau truputį, aš tiesiog paimam liniją, šitą atrakinam, aš pridėjau dar vieną sluoksnį ir paimdamas aš galėčiau pratęsti liniją, kol mūsų abu sparnai susikerta. Pavyzdžiui, čia būtų raukšlės sparnas, šarnyras. Čia tokia grubi versija. Čia manais truputį... čia jis kitaip šitą nereikia. Čia sparnas. Čia truputį galėtų daugiau būti palinkęs. Padarau linijas, kurios yra lygiai grečios mūsų polinkio linijoms. Tiesiog padarau ilgas polinkio linijas. Taip. Šitą irgi galiu pratesti. Šitą kaip tik. Šitas ko gero nereikia. Gerai. Tai dabar man bereikia visas šitas linijas imti gražiai ir sujungti vieną liniją. Iš tikrųjų ne vieną liniją, kadangi čia yra daugiau sluoksnių, ne vienas. Tai mes pradėsim nuo jaunesnių. Pats jauniausias sluoksnis mūsų šitam plotelį, šitam gabaliukai yra tresas, koks čia viršutinis, tresas 2, po to jis tresas apačioje tresas 1, tai mes pradėsim nuo šitos vienos. Čia tresas apatinis tresas yra mūsų pjūvio linija, čia bus sinksinforma. Tada mes ir braižysim, bet aš matau, kad jau truputį nusibraižęs. Tai mes braižam, gražiai sujungiam linijas su šito Bezier arba Bezier kreivėmis ir mes, aš pataisysiu, kad man būtų gražiau, taip sujungiam ir jeigu nepaėmė, jau šiandien pasiėmė. Taip, čia man gal per stavarą. Mes paploninkim. Tai tose, kaip braižam šios pjūvis, mūsų, kaip yra pats pjūvis, yra interpretacija, geologo interpretacija. Tiesiog, ką mes žinom? Mes žinom, kad va šitam taške, šitam taške yra va toks polinkio kampas. Ir šitam toks polinkio, ir šitam mes tik žinom kur. O visa kita yra mūsų interpretacija. Pavyzdžiui, va čia, aš dar imčiau ir galėčiau pataisyti, būtų gražiau. Neužmirškit naudotis visais šitais instrumentas, kad kreivės būtų kuo galima gamtiškesnės, geologiškesnės. Šitos linijos, kur nubrėžiam tos ilgasis polinkio linijas, yra tai kaip gydai, kad mūsų nereikia būtent šitai braižyti kampus, aišku, nebent tik kažkaip manot, kad tai yra ševroninės raukšlės. Aš ko gero nemanau, kad tai yra ševroninės raukšlės. Tai aš braižau, kad būtų užapvalintas, skliautai mūsų. Šitaip. Matot, šitą vietą mano, kadangi čia yra raukšlė, aš gilumoje irgi turiu nubraižyti raukšlę. Kad mano būtų, jeigu viršuj susiraukšlėja sluoksniai, tai apačioj irgi senesni sluoksniai irgi susiraukšlėja. Nes jeigu viršuj susiraukšlėja, reiškia raukšlėjimas,
gniuždymas buvo vėliau, negu susidarė va šitie apatiniai sluoksniai. Reiškia, visi bus jas raukšlėdį sluoksniai. Tai šitaip tikšt. Tada mes galėtumėm, bet nežinau, tikrai, gal nereikia, tas visi šitie sluoksniai, jeigu norit, galite nubražyti, eis va šitaip kažkaip tai. Tasai virš žemės jie jau šitie, jie buvo aukščiau, bet jie denuduoti. Tai visos šitos linijos na ir viską šitaip sujungiam linijos, kad būtų gražu. Tai va, tai jeigu aš dabar imsiu ir išjungsiu šitą jeigu aš imsim ir išjungsime mūsų pagalbinės linijas ir išjungsim polinkio kampus, tai mes turėsim kažką panašaus į geologinį pjūvį.